Sveiki, su jumis Android Lietuva kanalas ir čia pirmasis mūsų video pavadinimu kaip nurūtinti savo Android telefoną. Taigi, kaip ir buvo galima spręsti iš video pavadinimu, šiandien aš jums parodysiu kaip nurūtinti savo Android įrenginį. Būdas, kuriuo rūtinsiu, tikrai tinka ne visiems Android telefonams. Jis daugiausiai skirtas Samsung telefonams, o pilną jų sąrašą paliksiu aprašyme. Taigi, visų pirma, mums reikia įeiti į svetainę, kurios adresą paliksiu aprašyme ir atsisiųsti savo telefono modeliui skirtą rūtinimo failą. Mano atveju tai yra GT i9300. Taigi tiesiog paspaudžiame download ir atsisiunčiame čia. Išsaugome ten, kur norime. Ir kai atsiuntimas bus baigtas, iš lietuviškai išskleiskite atsisiųstą failą į atskirą folderį. Taigi, čia yra Odin programėlė, keli, nežinau tiksliai kam reikalingi failai ir mūsų rūtinimo failas. Taigi, atsidarome savo Odin programėlę, ją reikia paleisti administratoriaus teisėmis ir ją atsidarę tiesiog paspaudžiame ant PDA, susirandame savo rūtinimo failą ir paspaudžiame atidaryti. Daugiau nieko nekeičiame ir viską paliekame tai kaip yra. Sekantis žingsnis, kurį jums reikia padaryti, tai per savo telefoną įėjus į nustatymus, paspaudus daugiau ir apie įrenginį sukurti numerį ir jį tiesiog paspausti kelis kartus ir štai rašo įjungtas kurėjo režimas. Taigi, tada jūs einate atgal ir susirandate kūrėjų pasirinktis. Ir štai čia yra USB derinimas. Uždedame varnelę ant jo ir paspaudžiame gerai. Tuomet jūs tiesiog išjungiate savo telefoną ir kai jis išsijungs, spaudžiame garso mažinimo mygtuką, pagrindinį mygtuką ir užrakinimo mygtuką vienu metu. Štai čia matome, kad įsijungia download modas, paspaudžiame garso didinimo mygtuką ir štai. Tuomet prijungiame telefoną prie kompiuterio ir tęsime savo darbus. Tuomet, kai telefonas yra prijungtas prie kompiuterio, štai čia turėtų atsirasti šiokie tokie skaičiai, simboliai. Ir kai matome, kad čia atsirado ir čia parodyta edit, tiesiog paspaudžiame start mygtuką. Ir programa viską padarys už jūs. Štai čia matome, kad telefonas persikrauna ir štai rūtimo procesas ir rebooting in 10 seconds. Taigi telefonas turėtų būti nusirūtinęs ir štai čia turėtų atsirasti pass lentelė, jeigu viskas pavyko. Taigi telefonas kraunasi ir taip. Galime pasižiūrėti, ar telefoną pavyko nurūtinti. Štai atsirado super savų programėlė.
Ir tam, kad įsitikinti, kad įrenginį tikrai pavyko nurutinti, tiksliau atsisiunčiame root checker programėlę ir ją įsidiegiame. Jeigu viskas pavyko, tai štai čia turėtų parodyti, kad telefoną tikrai pavyko nurutinti. Ir taip, spaudžiame suteikti. Na, čia kažkas negerai. Atidarome iš naujo. Ir taip. Congratulations, this device has root access. Ir taip pat matome, kad čia išmetė tą žalią lentelę pass. Taigi, jeigu viską darėte taip, kaip nurodžiau, jūsų telefonas turėtų būti nurutintas ir viskas tikrai turėtų veikti. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Android Lietuva ir laukite sekančio video.